Jūs klausote radijo laidas iš Londono. Baliukai slamsiukai. Ar kada įsivaizdavote gyvenime be muzikos? Tai kad aš niekad nebuvau be jos, tai ir neįsivaizdavau, kad jinai visada mane supa. Tai žmogus, kai būna be muzikos, tai jis gali įsivaizduoti, ar jisai yra ta muzika. Žodžiu, mane muzika niekad nebuvo apleidus, tai aš tokios minties negalėjau turėti dar. Gyvenate Klaipėdoje. Ar jūra irgi yra kaip muzika? Žinai, labai patiko šitas savo klausimas. Iš tikrųjų, galima ir taip girdėti. Iš tikrųjų, garsus skleidžia įvairūs dalykai ir jūra ypač yra tokia, žmogų jaudinantis garsus sukelia. Tai jautresniam žmogui, tai iš tikrųjų jūra irgi muzika. Laimingas vaikystės kompanija. Kokia ji? Laiminga vaikystė, tai kaip tik ir šiek tiek jau man matyt teks pasikartoti, kad tai toksai laiminga vaikystė, tai vaikučiai tie, kurie jau yra nuo 6 mėnesių, pradeda lankyti su mamytėmis. Ir mes matome kaip muzika ir kiti meno rūšys kitos, kaip padeda žmogui būti laimingesniu. Kai jis kažką moka, visada yra miela tą daryti. Pagaliau ne vien tik tai jisai išmoksta kažkokio tai, kaip sakant, kažkokio tai veiksmų, kažkokio dalykų.
mokosi ir klausytis kitų, tai girdėti kitų irgi yra labai miela. Tai žodžiu, ir kai tu esi tokioj aplinkoje, kai visi žmonės stengiasi padaryti kažką gražaus, jie, aš manau, tampa visi laimingesni, ir tie, kurie daro, ir tie, kurie jų, vadinkime, jų yra juos, aplinkui, juos gyvena drauge aplinkiniai. Jeigu su mažais vaikučiais, tai vaikučiai atsiranda tokioje erdvėje, kur jų mamytės ir aš kartu muzikuojame. Jie irgi turi instrumentų, jie gali bet kada prisijungti, bet jie kartais stebi, kartais kažką savo reikalais užsiima, bet jų aplinkoje mamytės ir aš, mes muzikuojam ir dainuojam. Ir jie mato šitą pavyzdį. Ir jie po truputėlį vis aktyviau dalyvauja, matydami pavyzdžius, jais sekdami, įsijungia į muzikavimą. Ir kartais iš tikrųjų labai būna smagu matyti, kai, tarkim, kokiu nors 8-9 mėnesių vyrukas ar mergaitė ir žino, ką su vienu arba kitu instrumentu reikia daryti, ir tą daro su didžiuliu entuziazmu. Vieną kartą Smiltynėj persikėlus per marias į tokią labai gražią gamtos vietą, tenai ta vieta vadinasi Klaipėdoje, kur keltai kelia, persikėlus į tą teritoriją, ta dalis miesto vadinama Smiltynė. Ir aš tenai kartais pavasaroju tą Smiltynę ir prieš 2 metus tenai praleidau keletą dienų ar keletą savaičių netgi. Ir tas dainelės sugalvojau, nes mes anksčiau dainuodavom tokias liaudies dainas arba kitų autorių, bet pagalvojom, kad mums reikia būti originaliems ir prigalvojom savų dainų ir dabar taip išdidžiai jas mėginame dainuoti. Kas yra Studija Grok, ką įveikia, ką esate sukūrę? Studija Grok įsikūrė prieš gal 12 metų Klaipėdoje su tokiu pavadinimu. Ta veikla buvo anksčiau, bet pavadinimas atsirado gal prieš 12 metų. Tai su tais vaikais, kurie lanko Studija Grok, mes grojam būgnais, gitarom, klavišiniais, dainuojam, kaip ir minėjau, kuriam muziką, koncertuojam, žodžiu, darom, kad Klaipėda būtų skambantis miestas. Grok, jeigu jūs matėte logotipą, jame C raidės nėra, yra Grok, tiesiog Grok. O kadangi Rock yra toksai irgi muzikinio stiliaus toks pavadinimas, o mūsų dizainerė sugalvojo labai gražiai tą C raidę paslėpti, tai mes pagalvojom ir su roku turėtų sąsajų, ir su grojimu, ir su ta energija, tai kažkaip toksai gavosi tiesioginės prasmės neturintis dalykas, bet su nuoroda aiškia, kad reikia groti, o roką dažniausiai, ar bet nežinau, kad kitaip būna, roką groja, fonogramų nenaudoja, tai už tai ir grok. Kokiais instrumentais grojate? Kada pradėjote muzikuoti? Muzikuoti pradėjau gana vėlai, 10 metų kaip jūs panašiai, nes kiti vaikai pradeda anksčiau, arba dabar kaip pas mus lanko užsiėmimus netgi nuo pusės metų. Tai pradėjau maždaug nuo 10 metų groti, berniukų chorą lankiau turbūt nuo 1 klasės. Tai dainavimas ir toks mokymasis muzikuoti, tai prasidėjo gal nuo 1 klasės, bet muzikuoti fortepijonu pradėjau 10. Tas muzikavimas, netgi ir mes dabar kalbėdami tada irgi muzikuojam, nes mūsų balsai turi intonacijas, mes galėtume kalbėti taip nedainuodami ir visako susikalbėti puikiai, bet naudojam intonacijas, tai čia irgi muzika, irgi tokia priemonė mūsų kalbą padarančią emocionalesnę, išraiškingesnę, įpigesnę. Gal dar ką nors veikite ir organizuojate su vaikais? Su vaikais? Kartais pasiorganizuojam stovyklėles prie laužo. Esame 2 metus padarę su vaikais tokia, su palapinėse gyvenom. Anksčiau, kai buvau jaunesnis ir buvau energingesnis, visada darydavom tokias keliones dviračiais. Mindavom toli, pasportuodavom ir vakare grįždavom. Dabar aptingau ar nusilpau, nežinau, reikės pasiaiškinti arba susiimti ir šiemet vėl su jais paminti dviračiais. Tai su vaikais irgi pamėginam būti aktyviai, sportuojam ir aišku, tik taip laiks nuo laiko daugiau grojam, sportuoti tai tenka. Bet tiesa, mes turime studiją, kur vyksta užsiėmimai ir teniso stalą, tai laiks nuo laiko padarom savo teniso turnyrus. Jeigu apie muziką, tai aš galėčiau papasakoti, kad kai mano vaikai buvo
jaunesnių už jūs turbūt, jie buvo gal kokių 7-8, nu gal 9 irgi buvo. Žodžiu, mes tokiu metu jie lankė muzikos mokyklas ir vienas mokėsi groti violončelę, kitas smuiku. Ir aš, kadangi prisimindamas, kaip aš buvau jų amžiaus ir lankiau muzikos mokyklą, vasarą nenorėdavau groti, norėdavau, kažką išdykauti, sakykime. Tai aš galvodamas, kaip šitą situaciją mums išspręsti, aš nutariau su vaikais sukurti ir padaryti tokią muzikinę programą ir važiuoti į Palangą gatvėje groti. Tai vat mes su mažais vaikais, vienam buvo 7, kitam 8, 9 artėjo. Mes nuvykom į Palangą ir grojom ir užsidirbdavom pinigų. Ir kadangi 3 dienų mes grodavom ir tokiais demokratiniu būdu nutardavom balsuodami, kaip juos panaudoti, kiek mes užsidirbdavom. Ir va taip smagiai kartu su vaikais leisdavom laiką, nes jie buvo maži ir pakankamai žavusi, mes netgi nemažai surinkdavom tų pinigėlių ir labai paikai pragyvenom. Nežinau, ar tas gerai ir negerai, kad paikai, bet žodžiu labai smagiai. Kiek dabar vaikam metų? Dabar vyresniam sūnui šiemet sukaks 26, o jaunesniam 24. Ačiū. Gatvės diena muzikos vyks 3 šeštadienį gegužės, tai muzikuosime visi gatvėje. Bet su vaikais mes dar koncertuojame kartu, 2 gegužės dieną Nidoje turėsime koncertą, tai kartu visi 3 grojame. Tu labai džiaugiuosi, kad su savo vaikais mes turime ir tokį bendrystę, ne vien tik tai kraujo ryšį, bet ir tokį kūrybinį, muzikinį, tai labai smagu. Jau nebeorganizuojam festivalį, jau jisai dabar, reiškia, 9 metus, bet dar ketinam atnaujinti, nes jautėme, kad viską padarė, gal šiek tiek pabodo, bet dabar, kai jau praėjo 2 metai, turbūt, kai jau jų nebedarom, tai nutarėm galbūt prie jo dar sugrįžti. Bet supratom, kad jisai reikalingas. Tai nežinau, ar rasim jėgų ir laiko, bet planą tokį atnaujinti turim. Tai va, vaikų galima susitarti, jūs dabar kurkite irgi grupę ir atvažiuoti pas mus pagroti festivalį. Iš tikrųjų, tas koncertinis gyvenimas mano nėra intensyvus, aš esu labiau pedagogas ir prieš, dabar jau sumažinu šiek tiek krūvius, bet anksčiau aš dirbdavau 6 dienas per savaitę, tai man būdavo ir jėgų, ir laiko labai mažai. Tai aš per metus turiu gal kokius nors, kelis koncertus tik tai. Anksčiau daugiau, bet vis mažiau, bet dar vis manęs kažkas vis nepamiršta, tai dar vis pagroju kažkur nuvažiavęs. Bet jau labai retai viešai groju, atlikinėjau muziką labiau dažniau su vaikais, jiems padedu būti scenoje, negu kad pats būnu. Išmokau džiaugtis ir kitų muzikavimų, ne tik tai, kad pats savimi muzikuodamas, bet ir mane nemažiau džiugina ir kitų pasiekimai. Gal vaidinote? Vaidinu? Tenka vaidinti, kai vaidinu, žinot, visi žmonės šiek tiek vaidina. Kai vaikas parašo mamos ar tėčio, ko nors, mama, tai jis turbūt irgi truputį vaidina, ar ne? Bet labai reikia. Taip. Visi truputį pavaidinam, tai taip ir aš vaidinu. Ką norėtumėte palinkėti mūsų klausytojams? Tai aš noriu visiems jūsų radio klausytojams palinkėti mokėti, pagroti arba dainuoti bent vieną dainą patiems. Ir tuo pradžiuginti savo artimuosius. O jeigu įmanoma, tai ir tolimuosius. Ačiū už pokalbį. Ačiū ir jums. Labai buvo smagu su jūsų bendrauti. Ačiū, viso gero, geros dienos. Viso. Kam žalčių jums tūžiai kęsti dovanai, ta dalia dalaužė skirta man viena. Puoškit mane, sesės, nuotokos vyko ir visas šviesesės, pinkit vainikų. Dėkui tau, tėveliai, kad užauginai, kad valdužę valią man davei. Sesių raudos lydi eglė durų link, ją žalčiai išvydę pinasi aplink.
Saulės bango nutįsęs juodas debesys, dar laivai sėvysis, bet vargu ar pavyks. Šiandien laidoje dalyvavo Londono lituanistinės ir asmenybės ugdymo mokyklos Mano pirmieji mokslai auklėtiniai. Beata Džiaugutytė, Sandra Dobroskytė, Elvita Minelskaitė. Rojus Tiesonis. My mama said that hip-hop rap is bad music. My mama said that no one should